Tikrai prieš tai apžiūrėjau ir didžiulė garbė man tarp tiek moterų. Jau iš karto, kai mane pakvietė į konferenciją, organizatorius buvo toks įdomus pavadinimas – moteris pinigai. Aš kažkaip visą laiką laikiau, kad pinigai yra toks labiau unisex dalykas, nes man irgi patinka pinigai. Ir koks mano santykis su pinigais? Aš tikrai visą karjerą jau 30 metų mokau įmonių pardavėjus, geriau pardavinėti ir geriau dėrėtis, o jų vadovus mokau geriau vadovauti. Ir ne tik mokau, man pačiam tenka kasdien, tom dienom, kai nėra mokymų, man tenka pačiam dalyvauti parduodant savo mokymų paslaugą, nes įmonės renkasi. Reiškia, reikia kalbėtis, reikia ruošti pasiūlymą, reikia aptarinėti ir kartais tenka dėrėtis. Tai šiandien per 20 minučių jūs išgirsite, kaip užsitikrinti svarbiausias sąlygas sėkmingom dėrybom vykti ir svarbiausia visą sąrašą patarimų, tiesiog net taktinė lygmenį, kaip elgtis dėrybose, kaip nesielgti. Man net gera pagalvoti, kiek jūs daug gerų dalykų žinosite, bet bloga žinia, kad jeigu neužsirašinėsite rytoj ryte atsibusite, atsiminsite tik dalį. Bet kokiu atveju. Tai kad nesvarbu, ar perkat, ar parduodat dažniau savo veikloje, savo gyvenime, taikymas tų dalykų padės arba staupyti, arba uždirbti didžiulius pinigus. Pakelkite rankas, kam patinka dėrėtis, bet sąžiningai. Sąžiningai netingėkite. Dauguma. Dabar atskleisiu tokią tiesą. Aš nemėgstu dėrėtis. Sąžiningai. Man tenka, aš dėruosi, bet aš žymiai labiau vertinu tokius sandorius, kurie įvyksta be dėrybų. Be dėrybų. Reiškia, aš supriimu, kad mano klientas užskaito mano paslaugą, jos vertę tai sumai, kuri įkainuota, kur aš įkainavau. Aš jaučiu įvertinimą, aš jaučiu kažkokią pagarbą, man didžiulę atsakomybę, tai kuo geriau atlikti tą paslaugą. Bet be abejo, būna visai tenka ir pasidarėti. Tai, beje, ar bus skaidrės, ar man nusiteikti be jų? Galiu be jų, tikrai. Paskui, kai atsiras, netikėtai bus. Aš norėčiau tada be skaidrų, bet paprasta reiškia 3 būtinos sąlygos sėkmingom dėrybom įvykti. Jeigu tas sąlygas susitikrini, tavo šansai susidarėti palankiom sąlygom yra didesni. Pirma sąlyga vadinasi taip, kad abi šalis, jeigu deras 2 šalis, tai abi šalis turi turėti panašaus dydžio įgaliojimus. Pavyzdžiui, jeigu tu dėrėsi su oponentu, su kitu žmogum ir kažkurio metu supranti, kad tavo įgaliojimai didesni negu jo. Pavyzdžiui, tu gali mokėti, tu gali padaryti nuolaidą, pavyzdžiui, gali kažkokią tai nuolaidą padaryti, gali daryti, gali nedaryti. O dėrėsi su žmogum, kuriam pasakyta, nupirk už tiek. Tai kuri šalis silpnesnė šios darybose? Silpnesnė, ta, kuri turi didesnius įgaliojimus, ar ta, kuri turi mažesnius? Didesnius? Ne. Du variantai. Žiūrėkit, gamtoj dažniausiai silpnesnis tas, kuris turi mažiau galių. Bet darybose gali būti kitaip. Kad daug neaiškint, aš jums užduotį siūlau po šitos konferencijos. Nepamirškite, užsukite į kokią nors maisto prekių parduotuvę. Galite Maxima Oze, galite kažkur pakeliui kitur. Susirinkite krepšelį prekių, kurių jums realiai reikia šaldytuve, kad neišlaidot be reikalo. Tikrai. Paimkite. Šampaną nepagailėkit, čia gerai nusipelnėt. Ir kai ateis jūsų eilė prie kasos, pabandykit kasininkė pasiūlyti mažesnę kainą. Pasidėrėt. Beje, galės panaudoti visą sąrašą dalykų, kurį galbūt netgi pamatysite. Kas laimės darybos? Kasininkė. Ar todėl, kad jums geresnė darybininkė, ar geresnė konferencija buvo? Ne, tiesiog, jei pasakyti, jie neturi įgaliojimų keisti kainos. O jūs, matai, galite mokėti brangiau, galite pigiau, jūs turit. Tai prie ko aš vedu? Jeigu darybų metu tu suvoki, kad panašu, kad prieš tave žmogus, kurio įgaliojimų mažesni negu tavo, tau nenaudinga tęs darybos. Nenaudinga. Tai yra, stabdyk ir siek galimybės susitikti su žmogum, kurio įgaliojimų didesni. Tau naudinga iš viso, naudingiausia tau daryti su tos įmonės, iš kurios, pavyzdžiui, kažką perki viršutinių akcininkų. Tas pats ir parduodant. Dažnai man čia, mano dažnai situacija, kažkas mokymus renkasi personalo skyriaus mergina, kuriai direktorius pasakė, surink pasiūlymus iš mokymų tiekėjų. Tai ką aš ten jai beišnekėčiau, sprendžia ne jį, galutinis sprendimas ne jos. Ir kartais aš jaučiu, kad mes bendraujam, jin bando ir nuolaidas prašyti, o aš suprantu, kad mes laiką gaištam, nes jin turės eiti viską vis tiek direktoriui perduoti. Tai aš tada visai bandau provokuoti, kaip provokuoti, gerąją prasme, mūsų abiejų labui, aš bandau parodyti naudą, kodėl tau būtų naudinga suorganizuoti susitikimą mum trise. Tu, direktorius ir aš. Ne tik kartais sakau, kam tau už mane mano paslaugą direktoriui pardavinėti paskui.
Nu, suorganizuok 3, pašnekėsim, jeigu turės klausimų, čia pat gaus atsakymus. Jo, čia iš tikrųjų nėra jokios manipuliacijos, iš mano pusės aš nuoširdžiai tikiu, kad mums 3 bus viskas geriau, tiksliau ir greičiau. Va. Ar teko, kad dėrėtis su žmogum, kur paskui supratai, kad ne su to žmogum šnekėjai? Jo, teko. Va. Amen. Va, 3 sėkmingos darybos sąlygos. Apie ką šnekėjom? Šachmatai, bent atsimins šachmatus. Taip, antra sąlyga sako, kad abi šalis turi panašiai stipriai norėti sandorio. Dabar žiūrėk, jeigu tu labai nori parduoti, pavyzdžiui, šitam klientui, o jam vienodai, iš tavęs, iš kito gali pirkti, arba tu labai nori nusipirkti, o žinai, kai ne tu, tai kitas nusipirks, tai kuri šalis silpnesnė? Ta, kur labai nori, kaip cucikas net selė tysta, ar ta, kuri abejinga, kuri silpnesnė? Taip, gaunas taip, ta, kuri labiau motyvuota, labiau nori, jinai gaunas silpnesnė, nes jinai labiau išlygas, labiau nuslidinės. Tai kaip tai pritaikyti? Vat jeigu dėrėsi žmogum, į kažkurio metu tu arba tau tiesiai šviesiai pasako, arba tu iš nuojautos jauti, kad panašu, kad čia labiau už jį nori to sandorio. Viskas, stop. Tau nenaudinga toliau dėrėtis, tai reiškia aptarinėti sąlygas. Bandyk, pardavėjus, tai čia mokinu, kad bandyti gražinti pokalbį į poreikį įsiaiškinimo etapą, vėl bandyti kalbėti apie poreikį, bandyti apie naudas, tai yra labiau užnorinti kaip pardavimo. Tai vadina, vėl grįžti prie užnorinimo, nes jeigu žmogus nelabai nori to sandorio, tai jis nebus lankstus. Irgi labai dažna situacija. Beje, kai dažnai manęs prašo dėrybų mokymų įmonės, klausiu, kodėl, sako, nes labai daug visi deras, iš karto apie kainą nori šnekėti, labai visi tiesiog sunkios, daug dėrybų. Dažniausiai aš tada žinau, kad jam reikia ne dėrybų mokymų, jam reikia mokymų apie tai, kaip nukelti dėrybos. Vat kaip kokybiškiau išnaudoti tą sudominimo etapą, nes jie per greitai leidžiasi aptarinėti kainą, sąlygas su menkai sudomintų žmogum, kuris ir pirks tik tuo atveju, jeigu sąlygos labai geros. Logiška? Logiška? Ačiū Dievui. Ir trečia sąlyga reiškia, sako, kad toks keistas sakinys gali atrodyti dalis sąlygų, tinka dalis ne, prie ko aš lenkiu. Kartais kita šalis, dėrybų oponentas, bando parodyti, kad nieks netinka, nėra apie pašnekėti. Yra buvę kam nors. Viskas blogai. Ką turi prisiminti? Jeigu tikrai viskas būtų blogai, nevyktų šitas pokalbis. Jeigu yra dėrybinė situacija, reiškia, kad dalis sąlygų tinka, dalis ne. Nes jeigu viskas tiktų, jau vyktų sandoris. Jeigu nieks netiktų, nevyktų pokalbis. Jeigu vyksta dėrybinis pokalbis, reiškia, dalis sąlygų tinka, dalis ne. Prie ko čia? Kodėl tai svarbu? Reiškia, geras dėrybininkas siekia išprovokuoti kitą šalį, pradžioj įvardinti dalykus, kurie jau dabar tarp mūsų tinka. Pradžioj suraskime, kurios sąlygos jau dabar tinka mums abiems. Esmė kokia? Aš klientų irgi taip klausiu, kurios mano pasiūlymo dalis labiausiai pateisino jūsų lūkesčius, aš mėgstu klausti. Pats klausimas skatina kalbėti pradžioje apie gerus dalykus. Būkim pozityvus jie. O kokie to esmė? Kuo daugiau mes atrasim gerų dalykų tam sandorėje, aš tą temą stengiuosi dar kuo ilgiau pavarinėti, reiškia, eterėje, tuo viens kitam būsim fainesni, tuo bus lengviau sutarti dėl likusių sąlygų, kurios galbūt ir nesutarė. Blogas darybos, kai iškart pradedam šnekėti apie kas blogai. O tai yra, taip kartais pastebi ir pardavėjai prasti, sako, pasiūlymą atsiunčia, sustinga, sako, sakykit, o yra kas netinka. Iškart prašo kalbėti apie blogus dalykus. Aš prašau kalbėti apie gerus, nes tokių turi būti. Jei nebūtų, nesustiktumėm. Tik kaip pasiekti ir įsivardinti. Ir galiausiai viskas viename, jeigu turite kuo nusifotkinti ar prisiminti. Beje, spalvą parinkau specialiai konferencijai. Čia labai paprasta skaidrė, bet vien iš tų 3 punktų galima analizuoti savo praėjusias šias darybos. Ir atrasti, kuriam iš tų 3 punktų buvo nepakankamai tau. Ar visą laiką priežastis prastų darybų dažnai būna kažkuriam iš tų punktų, gal visi 3. Dėrėjais ne su tuo, su abejingu ir net neįsivardinat, kas pas jūs gerai. Dabar pacituosiu čia vieną žymų tokį psichologą savo laiku, Albertą Mehrabianą, kuris žymus tuo, kad nustatė, kokią dalį informacijos mes bendraudami perteikiam žodžiais, tai reiškia turiniu, tada intonacija tų žodžių ir kūno kalba. Tarkim, 2 žmonės susitiko, susitikimas pabendravo, išsivaikščio iš 100% to, kas liko iš viso to įspūdžio, kokia dalis liko iš to, kas buvo pasakyta, turinys, kokia dalis iš to, kaip tai buvo pasakyta ir kokia dalis iš to, kaip viskas atrodė, kūno kalba, laikysena. Kas norit bandyti 100% išdalinti per 3. Jeigu nesat matę to tyrimo, jums be šansų, iškart sakau, todėl
net negaišinsiu laiką. Anot Aivartono Harbeno žodžiai tik 7%, kūno kalba, tai yra atsiprašau, intonacija 38, kūno kalba 55. Aš, kas to nematė anksčiau, įsivaizduoju, kad turi atrodyti keista kažkaip. Per mažai tie žodžiai, per mažai tas turinys. Nu, mažas eksperimentas, stebėkit mane įdėmiai ir klausykit. Man šiuo metu nepaprastai linksma su jumis bendrauti. Ką sakė turinys? Kad man linksma, kitų variantų nėra. Pakelkit rankas, kas patikėjot, bet nuoširdžiai. 2-3 žmonės, kurias lengva apgauti, iš 1200 tyrimas. Tai jeigu turinys ir forma viens kitam prieštarauja, žmonės nedvejodami tiki labiau formą. Prie ko aš lenkiu? Kad jeigu mes susirašinėjom raštu deramės, e-mailų, ten, nežinau, WhatsApp'u, dar kažkaip, tai kokią dalį mes išnaudojam visos galimos įtaigos. Nu tiek išnaudojam, ten tik tai turinys ir yra. Tai todėl paprastas patarimas, bet ką, jeigu sandoris tikrai svarbus, nu, siek susitikimo, čia toks visai elementarus. Aš savo laiku parašiau netgi skaidrę, trumpai parodysiu, tokie pagrindiniai tiesioginio bendravimo kanalai, nu, dėrėjimuose dažnai kanalai, pagal jų poveikį ir kainą, vertikaliai poveikis, horizontaliai kaina. Tas susirašinėjimas, nu, geras tuo, kad nebrangus, aš galiu naujieną išsiųsti visai duomenų bazėje. Net jeigu ten 100 000, tikrai pigu, bet poveikis minimalus. Žodžiu, tinka informuoti, tinka kažką užtvirtinti, ką jau sutarėm, bet neįtikinti. Nu, trumpai drūtai, reiškia, jeigu sandoris svarbus, bent telefonu. Gyvas sutikimas čia geriausia. Žiūrėkit, valstybių galingieji. Nu, galėtų per SMS susirašyti, galėtų per chatą. Bet kai reikalas svarbus, užkuria lėktuvus didžiulius, reiškia, šildo klimatą kažkur toli susitikti. Kodėl? Nu, todėl, kad matė šitą skaidrę kažkada. Gal. Kas turit, ar, pavyzdžiui, turit įmonės, turit pardavėjų. Nu, žiūrėkit, jie dėl savo patogumo ar nebando ten dėrėtis pardavinėti iš e-mailo. Turi užpakalis dažniau lakėdės pakelti, jeigu čia pardavėjas. Kėdas išneškit. Čia rimtai labai, dabar labai netgi inovatyvų. Tik tai neapsigaukit, jau hybridinis darbas namuose vis tiek gulės ant sofos. Taip, galiausiai šitoje skaidrėje aš ištesėsiu pažadą, sakiau, bus labai konkrečių netgi patarimų, kaip elgtis, kaip nesielgti darybose. Ir čia nebus vien mano asmeninė nuomonė, nebus vien mano patirtim paremta. Čia aš pasitelksiu didžiulį tyrimą. Tyrimo kompanija vadinasi Heathwaite International, aš neužrašiau šaltinio tik tai. Bet kad įsivaizduotumėt imti, reiškia, buvo stebėta 10 000 dėrybininkų, 34 000 dėrybinių situacijų, vidutiniškai 3,5 vieno dėrybininko. Tyrimas darytas 20 keliose pasaulio šalyse, tyrimo trukmė 12 metų. Aš kars nuo karto pasižiūriu internete, ar nėra naujesnio tyrimo. Netgi ChatGPT klausiu kars nuo karto. Vis dar nėra. Nes kai yra tokia didžio tyrimas, naujo dar ilgai nereikės. Ir esmė tai buvo stebėti elgseną, kaip elgėsi sėkmingai. Dėrybų metu, ką jie daro kitaip negu prasti, kuriem rečiau pavyksta susitarti ir atrasta daug skirtumų. Tai čia fragmentas. Pirmas dalykas, stiprus darybininkas dar prieš darybas apsvarsto keletą scenarijų. Kuo daugiau, to geriau. Jeigu nepraeis vienas variantas, kokį dar turiu. Jeigu antras nepraeis, kokį trečią. Kuo daugiau scenarijų, kuo daugiau variantų, to tu turi daugiau progų lankstumui. Prastas dažniausiai turi vienintelį. Nu būna, jeigu prieš darybas paklaus, kiek turi paruošti scenarijų, turiu vieną, bet gerą. Pasakysiu, jeigu sakys brangus, sakysiu, bet kokybišką. Tada antras geras darybininkas nusistato koridorius. Kabutėse koridoriai, tai čia šiek tiek pasilieka lankstumo kiekvienoje sąlygoje. Kad jeigu ką, galėčiau biškį būti lankstus. Nu, neprašal, jeigu ir kainą nuolaidą šiek tiek padarysiu, jeigu tai jau teks, jeigu bus principinis reikalas atidėjime, dar kažkur. Aišku, tie koridoriai kultūriškai skiriasi, kažkur, kas Egipte, Turkijai buvo, nu, tai ta kaina, kur pasako, tikra kaina 10 kartų mažesnė, ne? Nu, mūsų kraštuose kitaip, dar nuo sektorius priklauso, bet prasiderybininkai nepasilieka vietos lankstumui. Lankstumas turi būti. Jeigu visai negali būti lankstus, tada, nu, kaip du ožiai ten ant tiltelio susitiksit, jeigu pozicijos skirtingos ir nėra apie ką šnekėti. Tai va, tie pirmi du dalykai dar iki darybo turi vos ne čia apgalvoti ir paklausti darybininko, nu, kaip jis pasiruošęs. Trečias, jau darybų metu, pradžioj. Geras darybininkas, aiškiai, pirmas pasiūlo pokalbio struktūrą. Nesvarbu, ar tu pirkėjo, ar pardavėjo, kėdėje sėdi tuo metu, ar perki, ar parduodi, pasistengti pasiūlyti pokalbio struktūrą, kokiu eiliškumu siūlo aptarinėti klausimus. Kokia mintis? Vien tai, kad tu pasiūlyi struktūrą, jeigu kitas šalis su tuo sutiko, darybos dar tik prasidės, o jos jau vyks pagal tavo žaidimo taisyklės. Galim ir namuose. Va, grįžta jūsų antrą pusę, kaip brangusi, tai bus taip. Pirma,
įsimauni batus, tada stvarkai kambarius, po to vakarienę. Nes, jeigu jis pirmas pasiūlės, gali būti kitokia struktūra. Prasideda ribininkai iniciatyvą. Beje, tai tas trečias punktas, gal toks vienas iš veiksmingiausių, man asmeniškai, jis padeda disciplinuoti pačius mandriausius ten tos vadovus, kurie įpratę, kalbėk, pasako kainą, pradėk nuo naudų. O tai ir pasiūlysiu. Galim pradžioje, reiškia, aš užduosiu dar keletą klausimų, kad patiksinti jūsų poreikius, ir galiausiai akcentuosiu, kas tam pasiūlyme ten, kažko tokio. Visi linktelė, kaip jūs dabar. Nes aš nieko nepadaros, nesiūlau. Bet pats faktas, kad siūlau taip, kaip man patogu, ir bet kokiu atveju mano pasiūlytos taisyklės, jis ką tik sutiko pagal mano dudėlę toliau šokti. Taip, geras darybininkas užduoda daug klausimų. Geras ir darybų, ir pardavimo etape daug klausimų. Vidutinis kiekis klausimų, kuriuos užduoda geras ir prastas darybininkas, smarkiai skiriasi. Kodėl? Kai aš klausiu, ne tik dėl to, kad aš nežiniukas, kažko nežinau. Klausimų, kas užduoda klausimus, tas valdo pokalbį. O jeigu tą vien prisiminsit, jau bus naudingas pranešimas. Kas užduoda klausimus, tas valdo pokalbį. Jeigu vėl tą paimti prieš tai scenarių, grįžta, ane? Kur buvai, ko nelaiku, ko nekondicijai. Ir esmė, kad taugi net nerūpia atsakymai. Ja. Sako, moteris intuityviai tą taiko. O nabagėlės, nedaugėlė, pradeda atsakinėti, viskas jau baigta. Jeigu jis irgi pasikaustęs, o tai kaip galite žinosim, kodėl nemėgiu, kur vakarinė. Nes mes klausimai yra pati tiesiausia taktika, kad perimti pokalbį iniciatyvą. Jeigu tavęs klausinėja, tu atsakiniai, labai lengva susižavėti, domisi, reiškia, kaip gerai, čia nežinau, nesvarbu, ar čia tavo klientas ar pardavėjas, ar partneris. Domisi, bet reiškia, net tu valdai pokalbį. Nes tas, kas klausia, tas ir sprendžia, apie ką dabar tu galvosi ir apie ką tu kalbėsi. Tavęs klausinėja, nori nepaleisti iniciatyvos, atsakęs jo klausimą, užduok savo. Toks kaip klausimų karas. Prasideda ribininkai daug argumentuoja, daug šneka. Kodėl daug šnekėti nėra gerai? Daug šnekėdamas tu pasakysi tokių dalykų, kurios tikėtina paims ir panaudos prieš tave. Geras darybininkas išgirdęs nepalankę poziciją, tarkim, kažką nesutinka su jo sąlygom, arba ten siūlo mažesnę kainą, nesiginčia, o bando aiškintis motyvus. Tiesiog pasidomėti, sakyti, kodėl taip, kodėl toks reikalavimas. Arba kodėl negalima taip? Kokia prasmė to? Paskatinęs paaiškinti to reikalavimo, tos pozicijos motyvus, galbūt tu tam paaiškinai išgirsi kažką, ką galėsi panaudoti. Galima sakyti, paprašydamas paaiškinti tą poziciją, kuri tau nepalankiai, tu skatinsi žmogų kalbėti, argumentuoti ir galbūt tu tarp tų argumentų išgirsi kažkokių silpnų. Prasidirybininkai deras pozicijų lygmenį, o jeigu taip paprastai lietuviškai ginčiasi. Brangus, ne, gera kaina, užtat kokybė gera, toks banalus. Sako, laimėsi ginčą, pralaimėsi darybas. Šitą irgi galima prisiminti. Toliau, geri darybininkai fiksuoja tarpinius sustarimus. Ką tai reiškia? Darybo eigoje kiekvieną dalyką, kurį bent kiek sutiko, bent su kažkuo, tą užfiksuoti, užtvirtinti, dar sykį garsinti, pasižymėti. Net jeigu pabaigoje paaiškės, kad nesutarėt iki galo, bet buvo dalykų eigoje, dėl kurių sutarėt, nebesat ten, kur buvot pokalbio pradžioje. Prasti dažniausiai patys giria savo pasiūlymo sąlygas. Turgoj su arbūzais kažkur gal čia veikia, o ypač B2B sektorių tai ne. Ir paskutinis tam sąraše labai svarbus, geri darybininkai pabaigoje apibendrina visus sustarimus, o išvardino visus dalykus, dėl kurių mums pavyko starti. Po to galima dar e-mailų išsiųsti. Net jeigu nepavyko iki galo, gal iki sandorio nepriėjau, bet buvo dalykų, kuriuos fiksavau, dėl kurių sutarėm, gal dar kiekio ten sutarėm, gal dėl spalvos. Ir pabaigoje išvardinti viską, dėl ko mums pavyko sutarti. Ir jeigu ne pabaiga, tai sutart pratesimą. Viskas tam, kad sekantį kartą nepradėtumėm nuo nulio, o tęstumėm nuo ten, kur esam. Prasti baigė be apibendrinimo. Tai su tuo sąrašėliu galima prieš einant darybas prisiminti, po darybų save įvertinti, nusifotografuoti. Vat nesitrauks. Va gerai. Dar va, Alytaus šampano reklamą manęs prašė pradžioti. Taip, dabar čia būna mėgstamiausias, ypač pardavėjų, mėgstamiausias skaidrė, kaip elgtis su nuolaidom. Kaip elgtis su nuolaidom.
Kas pardavimuose, arba šiaip kažką teks pardavinėti, tai čia tiesiai į instrukciją, o kas daugiau pirkimuose, perkant, jūs galėsite atpažinti, ar prieš jūs geras pardavėjas ar ne, pagal tai kaip elgesi. Taip, pirmiausia, geras darybininkas pats neužsimena apie nuolaidą. Ši geležinė taisyklė. Nuolaidų temą turi inicijuoti klientus. Jeigu jis neprašo nuolaidos, ne faktas, kad jas reikia. Nes prasti ką daro, jie iškart jau sakydami kainą. Kainuoja tiek, bet nuolaidėlę pritaikysim, girdėta? Kainuoja 100, bet kaip jums 90. Nu, kaina negalutinė, tikrai kaip jums specialios bus sąlygos. Visai dar sakydami kainą, jau iškart įma žaksėti, kad bus nuolaida. Jeigu taip elgėsi, tai tu tikrai pridalini nuolaidų ten, kur jų buvo ir nebūtina. Viena taisyklė. Kaina yra kokia yra. Jeigu čia ne akcija, tai akcijas nežinau, akcijas tai priklauso sakyti. Bet jeigu čia ne akcija, kaina yra kokia yra. Jeigu netinka perkančiam, jis turi teisę pasakyti. Antras punktas. Geras darybininkas nukelia tą nuolaidų temą į pokalbio galą. Jeigu anksti klausia, kokią nuolaidą padarysi. Pavyzdžiui, manęs, jeigu anksti klausia, aš sakau, apie kainą būtinai pakalbėsim, o prieš tai galėčiau dar porą dalykų pasiklausti. Nukelimo tikslas tas, kad, kaip buvo tam pirmoji skaidrė, kad aš noriu dėrėti su žmogum, kuris sudomintas, ne? Pokalbio pradžioje jis gal nelabai dar nori to, ką aš parduodu. Pirks nebent už mažą kainą. Aš darau prielaidą, kad pokalbio gale jau labiau norės, arba nebereikės visai nuolaidos, o jeigu vis dar reikės, užteks mažesnės. Logiška? Logiška. Prasti, jau lengva atspėti, anksti aptarinėja tą dėrybos į kainą. Pavyzdžiui, kaip patikrinti geras pardavėjas? Pasiūlė iškart nuolaidą įėjęs per duris, jeigu iškart pradėjo kalbėti apie kainą, tą temą pasileido, viskas gali toliau vynioti ten kaip norite. Taip, trečias, pats svarbiausias iš tų, kur tikrai galima, jeigu tenka dažnai dalyvauti dėrybose, parduodant, tai reikia tą išstaturuoti. Reiškia, geras darybininkas gali duoti nuolaidą, čia nėra nusikaltimas, bet pagal trečią geležinį principą, mainais už kažką turi prašyti mainais. Sutinku sumažinti kainą, jeigu jau tai prašai, bet jeigu paimsi didesnį kiekį, jeigu paimsi platesnį asortimentą, jeigu išsipirksi ilgesnę garantiją, ten jeigu pagreitinsi apmokėjimą, turi iš anksto apgalvoti, iš anksto turėti jau sąrašiuką dalykų, ką iš to, kad galėsi prašyti mainais, jeigu visgi teks mažinti kainą, turi turėti iš karto sąrašą, kokie mainai bus. Geros dėrybos yra kūrybiški mainai, čia irgi užsirašymai, scena tokia, frazė. Prasti tiesiog atiduoda. Irgi testas po pardavėjai. Paprašyk nuolaidos, padarė nuolaidą, nieko nepaprašė, galite net nebepirkti niekas, pabandžiau. Geri darybininkai duoda nuolaidas mažais žingsneliais, niekad iš pirmo sykio neatiduos viso, niekad. Prasti, kaip jau lengva atspėti, iš pirmo karto viską, kad mažiau skaudėtų, kad greičiau užsibaigtų. Ir pas gerus darybininkus nuolaidos dydis būna proporcingas mainų vertė, kaip sakant, didesnę nuolaidą gali tikėtis gauti tas, kuris mainais daugiau duot. Kažkas perka visą tanklą, jo labai smarkiai derasi, tebūnė jis gauna didesnę nuolaidą, negu tas, kuris vieną vienetą, vieną buteliuką ir lygiai taip pat derasi. Pas prastus nuolaidos dydis proporcingas spaudimo jėgai. Kas labiau reikalauja, labiau spaudžia, labiau terrorizuoja, teroristai gauna didžiausias nuolaidas. Iš tikrųjų, tą paskutinį punktas, čia mazochizmas yra net tokia sąvoka, kai tu finansiškai, reiškia, dosnesnis su žmonėm, kurie su tavim bjauriai elgiasi. Sako, padaryk nuolaidą, mane pirksi, padaryk arba išeisi kitur, gerai, va jums nuolaidą. Įsivaizduojat, jeigu turit įmonę, turit pardavėjų, arba pačiom tenka, ginkdėlė. Ir paskutinis punktas, geri darybininkai tiki savo kainą, savo pasiūlymų vertę. Nes prasti dažniausiai yra tą tikėjimą praradę, jie tiek dažnai kartoja, kad brangu, kad jie patys patikėjo, kad brangu, jie patys iš savęs šitiek nepirktų. Iš tikrųjų, todėl ir pradeda nuo pirmo punkto visas klaidas daryti. Kokia prasmė iškart nesakyti nuolaidas, nes vis tiek iš pilną kainą neatsiras durnis, kuris pirks. Tai čia jau sugadinti viskas. Lengviau atleisti, priimti naują, negu mokyti. Aš jaučiuosi tiek atidavęs, dabar nepatikėsit, tai reiškia, aš spėjau įdėti vieną tą story, dar prieš savo pranešimą, moters pinigai, konferencija, į komentarą sulaukti iš pažįstamą. Per tokius kaip tu paskui nebus įmanomas gauti, ko nori.